Tai mūsų yra šeimos ūkis, ekologinis. Auginam pagrinde mūsų veikla tai yra daržovės. Tai uždaro gruntą, atviro gruntą ir viską realizuojam per trumpasias grandinės. Produktai visi aukštos vertės. Tai jeigu nori gauti didesnę kainą, atsimta savo į darbą įdėtą, tai geriausias kelias tai mūsų yra iš karto eiti pas pirkėją tiesiogiai. Bet mūsų koncepcija, mes norim likti šeimos rate, ten vieną kitą žmogų gal pasisamdyti ateityje, bet noras toksai ramiai gyventi ir kurti savam to, kiek tu pats gali padaryti. Tai čia vienintelis kelias realizacijai tokiu atveju yra tik tai parduoti tiesiogiai žmonėm. Nes tik tada tu gali, tada tik tai gaunasi matematika su finansais. Nes kitu atveju tai tu dirbsi tam, kad dirbti. Tai kadangi mes pasirinkam tokį kelią, tai mums vienintelis būdas tai eiti trumpasias tas grandinės buvo. Kai yra mažas ūkis šeimos, tai tu turi daryti viską labai efektyviai. Tai tas efektyvumas yra ir finansuose irgi turi žiūrėti tą efektyvumą. Tai kam tau uždirbti 2 kartus daugiau ir nusipirkti tą patį daiktą, kai tu gali pasinaudoti parama ir nusipirkti tą patį daiktą mažiau išleidęs laiko. Nes vis tiek tavo gyvenimas visas matuojasi laike. Tai mes nusprendėm pasinaudoti tą projektą ir sėkmingai viskas ten įsivykdė ir mums labai tiko. Tai parašėm ir antrą tada, pirmą, antrą, 2 kartus mes jau rašėm toj programai ir planuojam ir ateityje rašyti turbūt. Žiūrėsim ten kaip kas, nes tas projektas, kas yra gerai, kad jis yra platus. Tu gali plačiai ne vien tik tai, kas su pardavimais tiesiogiai susiję, bet ir su gamyba. Tai šitie šiltnamiai tai irgi mūsų yra statyti iš to projekto, padidina pardavimų galimybę, nes šiltnamyje tu gali ilgiau auginti, anksčiau pradėti sezoną, tai automatiškai tavo sezonas išsiplečia ir tu didini pardavimus sumoji savo. Ir šiaip efektyvumą visą ūkio sumoje, nes tu gali ilgiau tiekti prekes ir turėti pajamas kažkokias, jeigu vien tik iš ūkio gyveni. Tai šitas projektas buvo vienas pirmųjų, kai mes įsikūrėm. Man atrodo, pirmasis buvo, ne antras. Jo, tai mes jau turėjom įrangą kažkokią iš kito projekto. Tai mums buvo labai svarbu susitvarkyti, kas susijęs su produkcijos realizacija. Tai mums reikėjo automobilį įsigyti, tai mes įsigijom automobilį važiuoti į prekybą, įsigijom šiltnamius, tai kurie reikalingi, kaip sakiau, kad pailginti pačią produkcijos pardavimą. Paskui įsigijom angarą, įsigijom gręžinį pasidarėm, kada laistymui skirta, kanalizaciją susitvarkėm, kadangi prekyba neįsivaizduojama be reklamos, tai taip pat tam projekte tu gali 20% sumos, kas yra viso projekto, 20% skirti reklamai. Tai mes irgi tą skiriam, nes kadangi kai tu esi mažas, tau reikia būtinai parodyti, kom tu užsiemi, kad žmonės tavim patikėtų ir pradėtų pirkti. Šiaip labai gerai visas tas projektas sudėliotas, tas trumpųjų tiekimų grandinių, nes tu gali daug sričių apsimti, apsidėlioti, apsitvarkyti. Tai ir automobilį gali pasimti, ir su gamyba kas susiję, ir su sandėliavimu, ir su laikymu, ir su transportavimu, ir gali kiti atlyginimam darimą yra irgi būna skirta. Tai gali ir tą susitvarkyti. Mes ten kitų nenaudojam, bet kam įdomu, gali plačiau pasižiūrėti. Tas projektas apskritai jisai labai stipriai mums pagelbėjo, nes mes su šiltnamiais praktiškai mes 80% produkcijos gaminam iš čia. Ką parduodam, realizuojam, labai mažai kas lauke ten yra tokio, kad būtų didelė pridėtinė vertė to pačio produkto. Nes čia mes pagaminam 3-4 derlius per sezoną vienam šiltnamiui. Vienam plote nusijama. Tai nežinau, be tų projektų, kas vargsta, tai jų kelias yra toks pasirinkimas. Tai negali pykti, bet žymiai sunkiau yra. Lengviau, kai vis tiek tu
reikia mokėti ir priimti pagalbą. Tai va tas irgi yra, nereikia būti labai išdidžiam. Tai manau, kad vis tiek, jeigu visi dalyvauja, tu nedalyvauji, tai tu paprasčiausiai tavo produkcijos turėtų būti brangesnė, nes tu vis tiek turi išgyventi, plius investuoti visą kitą. Tai jeigu visi dalyvauja aplinkui, tai ir tu turi dalyvauti, nes kitaip tu būsi nekonkurencingas. Čia tokia rinkos yra taisyklės. Dokumentaciją mes sutvarkom turbūt per pusdienį metų, ką turim pateikti, ataskaitai. Metai praėjo ir ataskaitą pateikti, turbūt ten pusę dienos užima. Tai jeigu 3 metai, 3 pusdienį ir tu gauni 120 000 eurų, jeigu tu užsiemi tuo, tu užsiemi, kaip mes užsiemam daržininkystę ir čia mūsų yra kelias, mes neplanuojam už 5 minučių daryti kažko kito. Tai įsipareigojimai, kokie tie įsipareigojimai, jeigu tu pats prieš save įsipareigoji kažką tai daryti. Tai ir gaunasi tie įsipareigojimai, mūsų atveju, tai jie yra tokie, kad mes ar taip tai darysim. Tai čia joks neįsipareigojimas mums. Tai prekiauti, tu vis tiek turi prekiauti, nes kartu užaugins, kur tu vis galėsi. Tai mes auginam realiai tos daržovės, kurios turi pridėtinę vertę, lyginant tai, kad jų neįmanoma atvežti kokybiško iš kitur. Nes pas mus pagrindė tai yra atvežtinės produkcija. Pavyzdžiui, salotos, tai mūsų nepalyginti, nes mes parduodam vakar nuskintąją. Tai jinai yra visiškai kitokia, ridikėliai, jie irgi neguminiai, jie yra traškus. Pas mus visos daržovės traškios, nes jos yra vakar skintos. Tai visa pas mus produkcija auginama ta, kurias mes nesandėliojam. Tai mes neauginam bulvių, saugojimų, ten kopūstų kažkokių, kuriuos galim laikyti. Pas mus viskas yra greito naudojimo. Nes mintis yra tokia, kad tu turi auginti tai, ko žmonėms reikia ir ko jie negali įsigyti kitur, jeigu tu nori išsiskirti. Ekologiškai, šviežia ir sveika. Tai va. Trumposios grandinės yra iš bendradarbiavimo grupės. Ten yra bendradarbiavimo grupė ir yra keli projektai. Tai trumpo grandinė tai reiškia, kad tu turi su kažkuo tai bendradarbiauti. Minimaliai gali būti 2. Ir čia kas yra gerai, kad tu gali bendradarbiauti ir su savo sutuoktiniu. Tai šiuo atveju mes bendradarbiavom su žmona, pas mus yra 2 ūkiai ir mes taip šitą projektą vykdom dviese. Svarbiausia eiti ir kažką daryti. Ir daryti reikia viską efektyviai. Nes čia yra mažiems skirta, smulkiem ūkiam, tai pagrindinis dalykas yra efektyvumas. Tai turi suprasti, kada tu esi efektyvus. Tai ne tada, kai tu eini viską su rankom darai. Tai pirmas yra kuptukas, ravėjimui. Paskui yra kažkoks robotas ravėjimui. Tai čia yra efektyvumo, lipi aukštien. Taip pat ir čia šitas dalykas yra tie finansai. Kada tu efektyviai panaudoji finansus. Jeigu tu turi 10 000 eurų, tu gali už 10 000 kažką nusipirkti. Tu gali nueiti parašyti projektą ir nusipirkti už 30. Tai kas yra efektyviau tavo 10 000 panaudojime? Ar kai tu už 10 nusiperki ir gauni, ar už 30? Bet ta prasme, yra priemonės, tai jomis naudojasi. Tai tam, kad tu greičiau tą pastatytum, tai tu ir pasiemi traktorių, ekskavatorių, tai tada tu greičiau padarai viską. Taip pat ir su tom paramom. Tu pasiemi paramą, tu greičiau viską padarai.